Sveiki, Unboxing LT, dar vienas siuntinys iš AliExpress. Čia turėtų būti laikrodis, moteriškas, mano žmona užsisakė, keliavo pakankamai ilgai, tai mes jau jo laukiam. Atidarom, žiūrim, ar tikrai čia tas laikrodis tokio, kokio mes norėjome. Supakuota gerai, supakuota dėžutėje, kad niekas nesusitrankytų. Mokėjau pakankamai brangiai, aš prisimenu apie 17 eurų. O, dovaniniai dėžutė, galima sakyti, labai gražu. Na, darom, pasižiūrėsim, kas viduje. Vau! Nu, žinokit, laikrodukas kaip reikalas supakuotas. Supakuota labai viskas gražiai. Na, tikrai kiniečiai pasistengė. Na, dėžutė kažkokio nieko. Dovaniniai dėžutė, viskas labai gražu. Jisai, eiti jisai eina, bet čia vat yra uždaryta, va matot, tam, kad gerai išėmam, pasižiūrėsim. Nes, kaip matau, laikrodis vos ne suplomba. Jo, uždėta plėvelė. Viskas labai puikiai. Net su firminė plomba. Tikrai firminis gražus laikrodukas. Va čia, kai mes nuimsim va šitą plasmasiuką, tai jisai pradės eiti, jis dabar neina. Aš manau, kad mano žmonai šitas laikrodis labai patiks. Manau, kad tikrai labai geras gaminys. Kągi, pasižiūrėk, aš dabar nieko nenuėmiau, tegul mano žmona pasidžiaugia tuo, ką įsigijo. O paskui mes tiesiog padarysim nuotraukas, polisu, kaip jisai atrodo ant mano žmonos rankos. Ir tada sužinosit visą, kiek šitas laikrodukas keliavo į Lietuvą, kokia jo buvo kaina ir ar verta jį pirkti ar neverta. Na štai, pažiūrėjote, kaip mano žmona visą šitą laikroduką bando užsisekti. Iš tikrųjų, užsegimas yra pakankamai sudėtingas, dar kol kas mes nesiaiškinom, bet žmonai laikrodis pats patiko. Čia, kaip matote, yra tokia mėlyna rodiklė iš tikrųjų. Va, jinai, matot, kampu tokių pasukau ir jinai mėlyna. Jau viską nuėmėm, laikrodukas viskas eina, čia pas mus kitoj pusėje viskas, kaip ir originaliai padaryta iš tikrųjų. Tai žmonai šitas laikrodukas patiko, jo kaina, matot, va čia ekrane yra, kiek jisai keliavo laiko, taip pat pamatysit. Parašyta, kad tai yra oda, nežinau, ar tai yra teisybė ar neteisybė. Įpakavimas, matot, tokia dovaninė dėžutė, tikrai labai pagalvėlė, viskas, tikrai viskas padaryta, firmiškai. Tai yra kinų kompanijos firminis laikrodis. Na, aš nežinau, aš nesu laikrodžių žinovas, nežinau, ar šitas laikrodis yra geras, ar jis yra blogas, ar jisai eis ilgai, ar neis, bet pats dizainas, pats pasirinkimas ir tai, ką mes pasirinkom, viskas labai gražu ir labai patinka. Taip, kad šitam laikrodžiui duodam 5 žvaigždutes ir iš tikrųjų šitą laikrodį, jeigu jis jums patiko, čia yra dar pas pardavėją galima nusipirkti įvairių spalvų, mes įsirinkome būtent tokią spalvą, tai yra būtent spalva būtent šito
dirželio, yra kitokių spalvų, tai nueikite aprašyme, yra nuoroda į šitą prekę, tai susirasite su kitais dirželiais. Ir jeigu jums patiko šitas laikrodis, tai tiesiog rekomenduojame šitą laikrodį pirkti, 5 žvaigždės iš 5 galimų. Ačiū už dėmesį, tikiuosi pasižiūrėsite mano ir kitus unboxingus, būtinai prisirašykite prie šio kanalo.